paskelbti naują vasaros sezoną. Žinot ką, šią vasarą aš tiek aplankysiu Palangą, Nidą, Šventę, o gal net ir į Maroką išskristi. Aš spjaudau savo ir gaudau. Lagaminą susigraunu ir į užsienį aš išmaunu. Klausyk, iš kokių tų pinigų į tavo užsienį mausi? Darbo reikia ieškotis. Tai tu ateisi į fabriką, kai tas princas pleptant subinės ir lauks ilgos užspjaudimą į gaudimą. Žinot ką, man jau bloga darosi, galva skauda, pykina, vieną apie darbą pagalvojus. O man jaunystės vėjas, dirbsiu aš dar visą gyvenimą, leiskit bent paskutinę vasarą iki pilnametystės pasidžiaugti. Mane turi dėdė kvietė į Norgę. Jau mokino. Galva pilvas. Žuvis išdarinėsiu. Adamėlį, žinokis, tau greičiau liga negalga pareis. Sėkmės. Gal šaibų reikia? Klausyk, šaibų reikia, o tu CV pasirašęs? Nu, o kam tokia? Viską, ko reikia, aš jau esu išmokęs pas močiutę virtuvėje ir gatvėse. Nu, o mane tai ir darbo pokalbį, pavyzdžiui, pakvietė. Pala, o tai kaip tas darbo pokalbis atrodo? O tai gal paklauskime mūsų pirmokų? Paklauskime. Darbo pokalbis. Na, maždaug. Jo. Galit paaiškinti, kas tai yra? Nu, tai tiesiog kai nori įsidarbinti kažkur, eini papasakoti apie save, tas paklausi klausimų. Nu, žodžiu, jo. Nu, jo, tai kaip interviu apie save prieš darbą. Ne. Žinai, kaip rasti darbą. Tu padari planą, kaip... Ne. Kaip planuotum ieškoti pirmą darbą. Pateikčiau anketą internete, parašyčiau, kad ieškau darbo, baigiau kokią specialybę kokią. Tai kaip atrodytų pasaulis, jeigu žmonės visai nedirbtų. Būtų labai neforu. Tai įsivaizduoju. Pinigų. Ar darbas yra būtinas, kad žmogus būtų laimingas? Ne, Kodėl? nes aš tai nemėgstu dirbti ir aš tai dirbu nelaimingas. Labai esu. Laimingas? Kad yra labai gauni gerą, vis tiek nelaimingas. Ne, Kodėl žmonės dirba? jau dirba, kad turėtų ką veikti. Aš tai asmeniškai dirbu, nes gaunu iš to malonumą. Man neina nedirbti hard workas kiekvieną dieną. Ir kokios savybės reikalingos geram darbui? Nežinau. Kokios 3 savybės tavo manymu padeda žmogui sėkmingai dirbti? Kruopštumas, geros rankos, Laiku išjungti. Kuri mokytoja pasirinko tokį darbą ir ką jam duotum veikti? Pasiimčiau žydrūną, neskeliumą. Žydrūną, neskeliumą. Kodėl jį? Nu, nes jis žino, ką jaunimas nori, jis pažįstamas. Jis mažinas, aš man. Rimčiausias mokytas jaunis. Ir ką tu jam duotum, ką veikti jam? Pala, kokį darbą? Kokį tu nori darbą? Kokį? Paprašyčiau, kad padėtų stumdyti depozitą. Geras darbas reiškia, kai tu myli tą darbą, gali gerą atlyginimą už jį. Nu, svarbiausia, kad tu myli tai, ką darai. Ar esi pagalvojęs, kokią darbą jau norėtum? Nu, čia esu, ja. Relikupas. Ir koks darbas? Su pilotavimu čia susijęs. Nes geras verslas. Pirmą baigti mokyklą, į univerą stoti ir baigti univerą ir tada susirasti. Kaip manai, kas yra svarbiau darbe? Patirtis ar išsilavinimas? Pinigai. Babkės. Labas. Labas. Darau. Taigi, kas žmogui suteikia motyvacijos dirbti? Blondinės. Ir viskas. Gerai, ačiū. Nu jo, po tokių video
Aš manau, kad tie pirmokėliai greičiau darbus nei mes ras. Jo. Žinokit, truputį jaučiuosi atsilikusi. Pasirodo, nereikėjo tik apie savo palangas kaip deginusi, reikėjo rašyti. Pala. Kur tu saulę Lietuvoj matai? Gal soliariumą užsitrenkus buvai? Taip. Klausyk, tu pirmą darbą susirask, o tada apie tą savo palangą svajok. Bet pasižiūrėjus į tą, darbas nelabai tas nori. Haha, labai juokinga Antarė. Ne, bet šiaip iš tikrųjų, jie tikrai žino, ko jie nori. Gerai, kol Kornelija ieško darbo prie jūros, kviečiame į sceną Eliną Tarozaitę, Tadą Navicką, Vytę Maselskytę ir Naglį Baldoną. Taigi matai, gal nori paaiškinti taisyklės? Šiaip nelabai, bet ką darysi. Tai kiekvienas gausite po lapą su 3 TV klausimais. Ir aišku, kad gausite atsakyti juos per tam tikrą laiką. Taip, turėsit 1,5 minutės pasiruošti ir atsakyti šios klausimus ir pagalvosim, ar bus priimti į darbą. Į kokį darbą tu priimtis? Bet tu sakiniais man į santechniką panašus. Man tai labiau, kad kokiose palmėse, toks įgyvenę. Pats į palmės panašus. Tikrai. Nu, bistriai, biški, tempo. Na, jeigu jau atsakė, tai galite ateiti. O tai patys galit galvoti šiaip iš tikrųjų. Ne, po vieną. Kartu į darbą nepriimu. Gerai, ateik. Taip, klausau. Pirmas klausimas. Ką sunkiausias įdirbęs gyvenime? Iš tikrųjų, tai ravėjau močiutės daržus. Liūdna. Jei gautum pasiūlymą dirbti mokytojų praeitoje mokykloje arba valytojų šitoje mokykloje, ką rinktumeis? Nu tai valytoja čia. Jūs pažiūrėkite, kokias fainos valytojas. Kurie už tai valytų? Pirma. Gerai. Tu ką tik baigei virėjos kursus, bet gali įsidarbinti tik buhalterę. Ką darai tokiu atveju? Susirasti turtingą vyrą. Nu, toliau. Gerai. Pirmas klausimas. Koks tavo pasiteisinumas, kai vėluoji? Tai plovus rankas. Tualetą. Geras tavo pasiteisinumas, klausyk. Žodžio gali būti nesupratau. Gerai. Antras klausimas. Kas tave labiausiai motyvuoja? Bulka iš Maximus ar pažymiai? Kodėl? Tai manau, kad bulka iš Maximus, nes gerai pavalgytum. Kokia bulka? Su džemu, tai. Ane? Jo. Gerai. Gerai. Trečias klausimas. Ką vogtum iš darbo? Kanceliarinės priemonės, valiklius ar maisto produktus? Tai manau, kad maisto produktus. Kodėl? Nes valgyt kokius? Čipsus. Konservų imtum? Ne. Blogai. Nu tai laukiam kito, einam. Geriau dirbtum Vidūno valgykloje ar klumpėje. Kodėl? Dirbčiau klumpėje. Pala. Nesupratau. Pajakavau. Dirbčiau Vidūno valgykloje. Gaminčiau jų skaniusius kepsnius. Bulves kusmokė? Tai aišku. Ane? Gerai. Koks darbas tave domintų vienuolyne? Tai žvakutės deginti, ką ten dar veikti? Kokia minimaliausia priežastis tau būtų palikti darbą? Šaibų neduoda. O tu klausyk į vienuolynas tokią aprangą reitum? Nu, ką raščiau, to eičiau. Gerai. Nu gerai, greičiau, nes čia laiko. Koks to gyvenimo šūkis, tai gyvenk išvenk. Ha. Ar gebi dirbti savarankiškai, reikia motyvacijos iš valgyklos kvapo. Tai aišku, iš valgyklos kvapo reikia. Gerai, jeigu valgyklų žiūrkė kvepą. Sueis. Liūdna. Kas iš jūsų labiausiai tiktų direktorės pavaduotojų darbą?
Naglis Bagdonas. Gerai, Naglė Bagdonai, kuria pavaduotoja būtum? Kas? Nu, tai turime pavaduotoją Astą Bendikienę ir turime pavaduotoją Nataliją Daunienę. Kuria būtum? Daunienė. Liuks. Gerai, šiaip į darbą jūsų nelabai priimtumėm, plus tušinukų neturit. Tai ateik čia. Kad nebūtume tokie nabagėliai, tai rasite po tušinuką varšelį. Gerai, varšelį, ieškokime darbą toliau. Nu, matai, kaip tau šitas pokalbis? Visai nieko, bet šiaip į darbą nepriimčiau nei vieną, ypač tos į vienuolyną. O kaip jūs manot, ar pirmąjį pavyks susirasti darbą šią vasarą? Tai gal pakviečiam pirmąją G, kad parodytų savo pasirodymą ir ką jie pasiruošė veikti šią vasarą. Trečia savaitė, o vis dar jokių kandidatų. Visoje Lietuvoje tų mokytojų trūksta, o kaip mum juos rasti? Na tikrai, dabar visur tų influencerių privisę, o kur dingo tikri mokytojai, kurie ne dėl atlyginimo ateina dirbti, o iš pašaukimo. Na, palaukite. Šiandien turim net 3 kandidatus. Tikrai kažką rasime. Oho, net 3. Šiandien tikrai pasiseks. Garantuoju, vienas iš jų bus tas, kurio taip ilgai laukiam. Bet žiūrėk, tu nebedėk, gerai einam pašoksim. Namaste! Mes ieškame darbą, norime būti induplovikliai. Pani, pani. Labą, mylim tokį darbą. Atsiprašome, mes ieškame mokytojų. O ne, mes norime būti induplovikliai. Nu, atsiprašome, bet... Ganda kitų! O jetu, jeigu ir taip toliau nieko nebus. Tai jau tikrai. Na dar palaukime, turim ir kitų kandidatų. Hello, mate, mes dėl darbelė čia. Na tai ko įsidarbį norėtumėt? Tai of course, kad reikės. Nu gal nereikia.
direktoriau, tai gal kokį darbelį už kokį kebabiuką? Už tokį, kokį tik norite. Nu tai ar nematai, visai valgykloje norėtume. Hebone, mes žinok darytume labai jėmek skam. Jeigu jūs man duosite savo jėmek, galite dirbti. Tai pone direktoriau, visus į darbą priėmam? Tai kokie jūsų vardai, turkai? Ahmed, Tuna, Baran, Ali. Muhamed. Tai gerai, kaip supratau, Muhamedas, Ahmedas, Tanas, Baranka, Alibaba, visi esate priimti į darbą. Ne taip pasirašai, ne Tanas, juk sakė pranas Abelė tu. Varo mėst ir šilt! Ne, manau, pirmokėliai tai susiras darbus, ane? Kas be ko? Ką tu manai, ką mūsų klasiokai veikia šią vasarą? Reik paskambint. Labas, Adomai. Ko nori? Labas, jo galiu. Kažkur buvau nugirdęs, kad darbą planavai ieškotis. Oi, kažkaip tu čia blogai girdėjai. Aš nusprendžiau, jeigu norėsi, iškart tėtuko paprašysiu. Oi, palauk, Adomai, man čia mama skambina. Aš tau tuoj perskambinsiu. Labas, mama. Aha, taip, supratau. Ką? Į kaimą? Nu, bet mama, aš ką tik nagus pasidariau. Nu, kaip aš dabar čia karvės melšiu? Nu, mamyte, prašau, nu, nereikia. Nu, gerai. O kada? Dabar? Nu ką, kaime, aš atvažiuoju, lauk manęs. Oho, miestas į kaimą atvažiavo. Nu kon, mūsų kaimo nuotykė prasideda. Labas, Kajau. Nu ką, matyt, teks man priprasti prie šio kaimo gyvenimo. Gal susuksi porą gdosų, šaibų yra, šaibų bus ir jo gailė nepražus. Daržo vištų, močiutės nurodymų glėby, aš susuksiu laivą vidury. Ne, tai čia ir bloga. Grins oras, nu gal internet truputį leis, bet neįką priprasi. Na tik to, ką panisėsime šionką tu. Nėra dar čia tos tik tokius ir Instagramus scrollint, ką karvius gana. Braniau! Jėzau! Kas čia yra krypo? Mano jauniausia, brangiausia anūkė, Jėzaus juotrunka. Juvelė, labas! Labas, močiutėlė, kaip tavo sveikatėlė? Apie sveikatą net nešnekam sąnariai, traška. Šitų, klausyk. O geriau pašnekėkim, kaip jūtų su šituo. Kajokų gerai atrodat, klausyk. Tokį jam iš karto žavėkų reikšim tariant, kaip man apradys. Tetė, Niki,
Aš prie kaimo ūkio atvažiavau, padėta neprišlėps. Močiute, ką tu kalbi? Aš ką tik iš autobuso išlipau, o tu jau mano vestuvės planuoji. Ir dar su juo. Tai ką, anūkų noriu, nes tiesiog negyvensi. Nori, kad močiutė numirtų. Šitų. Aš tą trumpą suknelę ir vetunas užsidėčiau. Nu, tet, jeigu juda su sukneliu šoktumėt, tai visi kaimo dėdai paimės į mišką pabeigti. Nešnekėk, ką jau savo laiku, visą kaimą užvesdau. Žiūrėk, Kaila. Močiutė tave jau išsirinka. Palauk, nebuvo toks tyrimas. Čia. Sveiki visa Vidurio gimnazijos bendruomenė. Aš esu šokių mokytoja Ilona. Jau 15 metų Balviškių kaime esu pati nuostabiausia, ypatingiausia mokytoja. Žinot, prieš 30 metų aš nusprendžiau, kad šokis yra mano aistra ir kad aš to noriu siekti. Bet ne, kiti sakė, tu išprotėjai, ką tu pasieksi su šokiais? Studijuoju geriau mediciną, ekonomiką, dar geriau filosofiją. O aš sakau, ne, studijuosiu šokius ir ką tu man? Ir žinokit, 60 aš jau sukūriau netgi 23 šokius. Tikiuosi, kad aš jums būsiu pavyzdys siekti savo aistros ir nepasiduoti kitų nuomonį. Ir žinot, aš jums noriu pristatyti šokį su savo pačiais mylimiausiais mokiniais. Mylimukais, eikit į sceną! Ar jūs pasiruošę? Močiutė, Jėzau, kad užkūrė čia viską. Tai dabar nebėjai, kiek gėdos man pridarė. Šitų. Čia jau ne TikToko šokiai ir ne Instagramo reelsai, o tikro kaimo judesiai. Opa! Ne, močiutė, eik, ką palydėk tu ją greičiau, Jėzau, kad gėdos man čia pridarė. Močiutė davė garo. Net iš plaukų listų sudarė. Nu jau tikrai, kad čia užkūrė. Bet žinai ką, jau viskas. Laikas karvės melžt. Nu kada tu mešiom nori tas karvės melžt? Nu nenoriu. Nu bet jau močiutės. Žinai ką jie mums gali padaryti. Viskas, einam greičiau. Dantiškas greitis, dantiškas greitis, važiuoju visada. Nėra padėtis, aš išpadėjus, važiuoju visada. Dantiškas greitis, dantiškas greitis,
mergelikė. Nu, teisą pasakius, Petra buvo geresnis. O pas Petrą tiek arklį gali sirt? Nu, nebuvo. Klausyk, skaičiau laikraštį, kad mums kvieti pirmakėlis pakankinti. Aš ir tą patį skaičiau. Tai kol mūsų kaim jaunims pluš prie ūkio, mes pažiūrėt, kon sugeb miestiečia. Kvietam į sceną Juozą Leškį ir Dėją Česnaitį. Kad jums knygai ateina nepatinka man išgąsdinti gyvulius ūkio. Lauryną Drūlį ir Saulį Kazakevičiūtį. Sajų Pečiūrą ir Liejų Vasiliauskaitį. Parodėt savo kaimiškuos sugebėjimus. Sėskat kaip porom pakvietėm, sėskat kaip porom Su pakvietėm. porom skirstykitės. Virgai berniuks. O, gerai. Nu, tai gal pravėsi žaidimo taisyklės? Palauk, tuoj savo bliūdą atsineš. Oi, jo, tiksliai. Nu, o, prieki man sirbliūt. Nu, į vaikinukai, trauksite po 5 lapelius, unime bus parašyta gyvuliukas. Ir kaip jūs turėsite jį atvaizduoti? Ar tai būtų garsu, ar tai būtų imitacija? Greičiausiai atvaizdavę visus 5 lapukus. Nu, laimėsat. Nu, į prizų pamatysit, koks geras bus. Nu, Nu, tai kvietam pirmą porą, ateikit. kuri drąsiausiai, o šitie vat ateikit, stojamės, gražiai atrodo. Berniuks pas manis atein. Nu, dabar įstrauk 5 lapukus. Taus, kurios atspės, netiek aš galiu bliūdą. Pasiliks tau kažkur. Gerai. Nu, pasiruošę būtų. Tikrai? Nu, gerai, 3. Šuo. Oi, liuks. Kas ir greičiau vaikinukas? Aš nežinau, kas padaryti. Aš čia prie gyvūnų. Prašo tau imituot. Turi imituot. Kartą? Nu, mongurvių taip nedaro. Nu, greičiau. Nu, gerai, kitų. O, žodis. Višta. O, įsijungai. Nu, imitau. Kiškis. Užpir, kiškį, veisnį tokį. Zuikis. Kaip vadinasi? Nu, greičiau. Neprisimenu, kaip vadinasi. Kas neprisijungi? Nu, gal praleiskam juos. Nu, nežinau. Vilkų gautų žiūrkių, ką? Nežinau. Nu, į paskutinį. Nu, imitauk. Nu, man reakcija patinka jo. Aš tau padėt negaliu. Ei, nesukčiaunam. Nu, jau vis laiks. Kveitam antrą porą. Ateikit, Juzukai, Paplokit. Nu, pasiruošę? Trauk 5 lapus. Yra 3. Palaukiam. Pasiraušę. Nu, susiskaičiau, kiek lapelių. Pameti 1 lapelį. Gerai. Nu, pradedam. Ateik čia biškį, nusigėdik. Nu, 3, 2, 1. Gerai, teisingai. Palaikom publiką.
Kuo. Antis. Joks. Nu kaip šits gyvulis daro? Nu sakyk. Toks vyrus nesugeb gyvulių išduoti. Malonus. Įgada. Arklys. Šaunuoliai, nepasimeta. Šitą įmei daug. Su savo veiksmais kažką. Davai, greičiau. Avis. Ožys. Net aš nesugebėčiau pasakyti, ką šį prigyvūs. Viršis. Kodėl man baistu daros, ar gerai? Jautis. Ai čia Ožė. Ožė. Nu gerai, užskaitį praleidžiam šitą. Šaunuoliai. Nu, Kirilam. Nu, pasiruošę. Pasiruošę? Vaikinuks. Pasiruošę. Gerai, 3, 2, 1. Zuikis. Lapė. Vilkas. Triušis. Nu, mano vilks taip neatrodo. Triušis. Ką čia du pirštai reiškia? Nesuprantu. Kančia rodai. Triušis. Nu, Nepanašu? nepanašu, visiškai. Nu kitą, greičiau kitą trauk. Ožka. Ožys. Avis. Teisingai. Miau. Katė. Karvė. Arklys. Nu, šaunuoliai, avis suspėja. Nu, gerai, sieskat. Nu, atsisėskim. Nu, mūsų greičiausiai purelė buvo. O, stuokitės, apdovanuosiu. O, šaunuoliai, paplojam. Turim tokių dovanėlių. Oi, veikų. Veikų šitą. Nu ir aišku, reikia ir pagaudas prizą. Skaipinus klausmus dalyvius. Kaip tas paveikia? Nu šaunuoliai. Gal ateis. Nu, jūs tik pažiūrėkite, kaip mūsų pirmokėlė įsijauti gyvulių vaidmens. Nu tai jau tikrai, kaip užbaugta karvė, net ausyse spengt pradėjai. Nu kaip tikrami kaime. Teisinga. O tu sakai? Kun saka, man saka? Oi, jo. Nu, dabar mes pamatyt, kas dar mūsų laukia. Kviečiam į senų pirmąją klasę parodyti savo kaimo nuotykius. Daugiau triukšmo!
O šiems kalabūtų, kur labų buvo? Jeigu jau tik vasarą reikia. Nežinau, gal moksą žaidžiam. Kaip nuobodžiai? O tai jo, ką daugiau. Nu kokį čia bekalė, ką daryti, to į kaimą važiuojat. Kokį tą kaimą? Močiutės skambinų siūlė jums į kaimą vasarą. Nu ne, bet Ne, aš važiuoju, visas atostogos noriu paleisti draugiam. Jeigu tu nenori, tai tu dėti. Tai aš noriu susidėsiu. Ai, tai aišku, tu vis tiek 3 mėnesius tais pačiais rūbais būsi. Mama, valgyt nėra, mama. Mano perdė yra. Kokius tu čia nesąmonės žiūri, gal kokias žemės nori pažiūrėti? Nu, aš žinau. Viskas, ramiai. Matai. Ką jūs čia tinginiaujat? Reikia daiktus. Iš oro, kur, kam, kodėl? Paima irgi varo. Bet čia tik savaitgalį, ne? Ne, visai vasarai. Tu pabūdai? Tai ir su Laura Lukas susidarė pakradų. Ne, nu. Paulė, mama, kad tas tėvas kalba, kad kaimo čia. Tai šnekėk nesąmonį, daryk kaip tėvas sako. Oi, mergaitės nukūtusios. Oi, atsargiai. Senelio, ką čia tos karvės daro? Čia tos karvės kiekvieną mėnesį pirmą dieną šok. O, girdėjot, kaip senelis pasakė. Bet atvažiavot berniukai, tai kimbam prie darbų. Va, pameškit mano karvytę aldoną. Oi, gera karvė. O tu sėdi vielašinius augini. Nu, eik, padėk vaikam. Nu, Jurgeli. Tu monė neaiškiai. Ešte miestą vaką. Mes nieko nesuprantam. Ale, aš bandžiau čia GPT rašytis, tokias nesąmonės, aš tu pažiūrėk, ką aš čia rašau. Be galvos. Tyliai. Nu jau tokius cirkus aš dar nemačiau, žinokit. Nu, einam, nieko. O mano vakarvytės auksinės. Va, man. Oi. Mano garbės, kad greičiau fujo. Mergaitės didelės užauga. Močiute, o tu neturėjai dar vienos karvės? O kur mano? Aldona, va! Tai ta mano Aldona!
Net nebepaeikit nuo tokios. Nu, vaikai, ateikit, papėtausim, kaip šeimyna, didelė. Oi, aš tiek sriubos pribiriu, mūsų tiek mažai. Ugnik, pakvieskime. Abramovičius, Kazlauskus į Kekervalę su Stasiu. Alio, Kaziau. Ko nėra? Klausyk, galėtum pakviesti kaimynus pas močiutę? Ko reik? Taigi daro balį išlydyti tos anūkus atgal į miestą. Ko? Gerai, susimatysim. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cotton Eye Joe. Get out of bed, Cotton Eye Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cotton Eye Joe. Labas vakaras. Labą vakarą. O tai ką ne jūsų karvė? Tu man taip sakai kiekvieną kartą, o po to mes vis tiek pasiklystam. Be to, dar nemačiau nei vieno normalaus keliuko ar kelio ženklo, o batus dėl tavo žinomų keliukų išsitepliojau kaip reikiant. Nu, patikėk manim, tikrai žinau,
kur einam. O, žiūrėk, matau kažką. Kas ten per blondinės eina? Ar nemato, kad privati teritorija? Tai aišku, kad nemato, juk blondinės. Gal palauk, gal jums pagalbos reikia. Gražuolės. Kaip gerai, kad kažkas be mūsų pasiklydo. Gal jis žino, kur mūsų stovyklavietė? Nu, kokia dar stovyklavietė? Tu nematai, kokie gražuliukai čia? Aš jau senai ieškojau kokio turtingo paklydėlio. Mums šiaip reikėtų, kad kas daiktus perneštų iki stovyklavietės. Pas mane 0,5 kilogramų bulvių, kopūstų katilas, močiutį nunešti reikia. Senelis skambino, kopūstienę vertam. Klausykit, imkit katilą, imkit maišą ir neštų mums į stovyklavietę. Ką? Kas čia per vyrai šiais laikais? Ei, uostykit jūs lieko pažastį. O klausykit, prieš nešant tos kopūstus gal kokį žaidimą sužaidžiam, kad nereiktų šaltais sąnariais nešti. Manau taip. Taigi kviečiame į sceną Urtę Juciūtę, Mantą Adrijauską, Gabiją Jukliūtę ir Dovydą Prišmantą. Keliai yra sutvirti stovyklavietėje. Taigi, žaidimo taisyklės labai paprastos. Matot, yra 4 numeriukai, visi turėsit po 10 puodelių. Pučiat balionėlį į puodelį ir nešat per upelį. Upelio peržengt negalit, šoksit per jį, reikės ir plauksit. Kas daugiausiai puodelių su užrištom rankom per 1,5 minutės perneš čia, laimės. O ką laimės, nesakysiu. Jo, visi atstatė man nugaras už išrankas. Mes jums į burną įdėsim bulinėlį ir jūs per rankų gausit pūsti puoduką ir jį pernešti kitą pusę. Puodukas nugris nuo stalo, taškai nesiskaitys. Dėsim jums į burnas. Valiau. Nu, žinokit, jūs... Tai karvutė niekada neparneši. O tai kur muzika dingo? Iš naujo, paleis. Viskas. Dabar kol suskaičiuosim, jūs stovėkit, laukit, nepabėkit. Tai paplokite! Matot, merginos visą laiką stipresnis. Aš jums sakiau.
prizą. Padėsi moteriai? Nu, padės, padės. Nu, senuoliau, tau vieną. O, ta ranka netušo tau, palauk, čia. O, tau vieną. O, karvutį. O tai... O, upelį. Atuosit moterį upelį suvaryt. Da gražiau. Jūs paskandint salėt norit. Karvutė, nesimaišyk. Jau tikrai, kad kažkaip balioną įpūs, tai nesugebėjo. Pasiprarūtė. Tikrai taip. Kas jums čia buvo? Buvo taip, sakiau eiti tiesiai. Tai ne jo papa. Jei per rastą šokti reikėjo. 3 kūliai per rastą ir kopūstėlės nerasta. Tu ką visai? Kramty, ką kalbi? Nu, tas biesas pabėgo, bet pirma, kai niekur nepabėgs. Mes neradome savo stovyklavietės, bet bent jau jie gal yra. Kviečiu juos parodyti savo pasirodymą. O ką, pagaliau parėjom? Po tokio žygio šiaip aš žiauriai pavargau. O kaip jūs klasė? Bazaras, belekai kerta kojas. Ką reiškia bazaras? Ne, nu tu tai vaikas. Kokiam amžiai gyveni? Tomai, ir tu padėsi tą telefoną vieną dieną. Ne, nu, tu gali atstot nuo manęs, visada man tikrai kažką pasakyti. Ne, negaliu nuo tavęs atstot, kiaurą dieną su jo žaidė, eik malką atnešti. Ne, nu, visada man. Aš negaliu. Ir paskubėjo. Kodėl ta jauniausia tu taip skaldai? Dar pasimes vienas miške, kas atsitikt gali? Bent instinktų įgys. Nu ir gerai. Nu kur jis yra, jau laužas gęsta. Meška gal užpuolė? Po tokio žygio kaip po kūno kultūros jaučiuosi. Tai kad toj pamokoj net nėra ką veikti. Tau gal nebent. Šaika, žiūrėkit, ką radau. Tau čia į malką panašu. Čia gali būti pavojinga. Gal tu jį nešk lauk. Tito žino, kas čia yra. Mane visą žinių laik... Ai, čia relikvija yra. Iš kur žinai? Kaip jis gali nežinoti, kai jis yra išdidus ir kilnus Vidūno gimnazijos mokinys? Tai gal čia kaip taip paklauskim, ką su juo daryti? Tai kad čia ryšio nėra. Tai einu pagaudysim. Aš nors ir daug ką žinau, bet apie šitą daiktą jums nieko negaliu pasakyti.
Jo, kažkokia tai mistika. O tai gal jisai valgomas? A tu gal galva pasisuko, tu vieną apie tą maistą galvoji. Tėja, o tau šiaip viskas gerai? Kodėl tu su šalmu? O tai aš į mišką atėjau. Kas jeigu man šaka ant galvos užkris, ar konkorėžis koks, ar sąmonę prarasiu? Ne, tikrai ne. Kažkaip jie ilgai negrįžta. Šiaip jo. Kas jam galėjo atsitikti? Kas jeigu pasimetė? Einam, čia gali būti kažkas blogai. Aš pasiliksiu su domu, prižiūrėsim tą relikviją. O tai kas čia galėtų būti? Nu nežinau, šiaip tai labai keistai atrodo. Aš tau turiu labai svarbų klausimą. O koks tavo mėgstamiausias kebabo padažas, nes mano asmeniškai tai česnakinis. Tu nejuokauk su tokiais klausimais, tu čia dar ir mane suvalgysi. Mane visą vieną paliko, kaip visada. O kas jūs tokius? Ne. Stop! Išeikit iš čia! Šiaip ryšą tai neradom. Kas dobui negerai? Nu, čia tai pizdelis, o tai kur kiti dingo? Štai parbėgo kai kurie. Palaukit, kažką radom. Ai, tai va, kur jūs? Ar čia knyga? Tai ne, mano šeino siunta. Pažiūrėkim, ką čia rašo. Vers, žiūrim. Ką čia darot? Kur tu buvai dingęs? Ar tu matai, kas su domu vyksta? Nu tai jis manęs vos nesuvalgė, ką man padaryti? Stop, nesipykstat. Pažiūrėkit, ką čia rado. Čia rašo, kad jeigu norim išvaryti dvasias iš jo, turim šokti ir šį ritualą. Šokam! Na, jau šis stovyklavimas tikrai ilgam įsimins. Nu, bet kas domui buvo atsitikę? Nu, aš tai asmeniškai žinau. Aš pats nežinau, bet man tai patiko. Aš negaliu. O tai gal kitais metais kartuojam? Kartuojam! I'm
kas abilis, aš nesuprantu. Taigi reikia gerti susitarimus. Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money, money, money. Dollar, dollar, dollar. Ching, ching, bling, bling. What's the chatter? You ain't talking money, then you're talking no matter. Ching, ching, bling, bling. Patent pockets. Take the dollar, dollar. Tell it damn so stop it. Tu, Ignasėlį. Koks tu laiką matei? Mačiau, tai nesiparint. Nesu vargšelis, kad kiekvieną minutę skaičiuočiau. Bet turiu problemų ne tik ir su laiku. Žinai, grįžau iš Norgės, nusileidau Vilniaus oro uostą ir nieks nei pasitikti atvažiavo, nei neparašė ir net nepaskambino, žinai. Ir dar grįžti į Šilutę, kelius užmačiau gatvėj, tai nusuko galvą ir pabėgo. Tokie draugai, visus prisiminsiu. O tu buvai po to savo Norgės duše. Smirti lyg tu su tom silkė miegoji vienam kambarį. Tu gal geriau eik nusiprausk, tas silkės darinėdai. Galva pilos. Nu tai nusileidau tam oro uoste. Iškart variau į Vilniaus outletą. Tada motociklą mačiau už gerą kainą autopliuse. Dar Medoje buvau, Klaipėdos Akropolį. Grįžęs namo pažiūriu banką, 30 centų. Tu gal mamos paprašyk pito, kai mes atrys viename. Tu nesakyk, kad tu žinai, ko tu nori. Mane pažįsti tik iš Instagram story. Ir nesvarbu, kad tau atrodo nepadori. Nes tavo nuomonė mane įdomus. Ar tu matėjai, mes kino šią vasarą keliavo, atrodo visą Europą aplankė per savaitę. Nu tikrai, vieną dieną į Italiją, kitą jau New York'e. Aš tai žinok tik po New York'e ir pasivaikštau. Ai, pamirškime. O, žiūrėk, Adomas grįžo iš Norgės. Nemačiau jo nuo mokslo metų pabaigos. Sveiki, senai matyti. Gal praturtėjot per vasarą? Žinokit, aš tai tikrai nepraturtėjau. Jau paskutinius savo centukus skaičiuoju. Užtat tiek tų naujų suknelių nusipirkau, kad su skirtingomis asmentis galėčiau vaikščioti. Žinokis, Adomai, nuo tavęs neša kalėdinių spalvų po naujų metų. Čia yra authentic Norwegian aroma. Niekur kitur tokio negausi. Bet greit būsiu turtingas ne tik lapeliu, bet ir pažymiais. Taigi šiandien bet kokia diena. Tikrai ne bet kokia. Ogi rugpjūčio 31. Ką? Aš neturiu nei sąsiuvinių, nei tušinukų, o mano kuprinė išvis pa. Nu va, ir vėl tas košmaras prasidės. Tik čia pakalbėk kelias minutės su jumis, iš karto man sugebėjot nuotaiką sugadint. Bet mane, žinok, Ignai, tai jokia tikras košmaras atsėdo. Žinai, sapnuoju, kad galiu lovai, kažkas šaukia. Kelkis, Adomai, kelkis, pavėluosi mokyklą. Atsikeliu, prieinu prie stalo, stalas nukrautas sąsiuviniais vadovėliais ir dar kažkas ten švyti taip. Kažkoks lapas. Žinai, atverčiu. Istorijos testas apie Žalgirio mūšį. Su 2. Tu, Adomai, gal geriau eik pamiegot, nes tikrai atrodo kaip po Žalgirio mūšį. O skvirti kaip po mūšį su Mešlynu. Na, kol Adomas miegos, kviečiame pirmokėlius pažaisti žaidimų į sceną. Kviečiame į sceną Gabrielę Gečaitę, Artūrą Mačą, Jokūbą Mincevič ir Mantą Šapalą. Laivytės! Žiūrėkit, turiu aš kuprinę ir jūs turėsite susikrauti kuprinę. Per 5 sekundės, kol krausitės kuprinę, jūsų turinį turi sudaryti 3 daiktai. Kai susidėsite daiktus, jūs visiems parodysite ir papasakosite, kodėl pasirinkote šios daiktus. Gerai, supratot? Galiu pradėti skaičiuoti? 3 daiktai. Ir 1, 2, 3, 4, 5. Gerai, koks tavo vardas? Artūras. Ką turi kuprinėje, Artūrai? Aš turiu cukraus. Parodyk. Laukit. Cukraus. Kam tau cukrus? Mokykloje. Bet kai norėsiu miegoti, kad energijos gaučiau. Kitas daiktas? Kažkokį šaukštą, šaukštą, nežinau. Čia kad klasiokai trenkti, jeigu neklausys. Ir turiu dezodorantą
jeigu klasiokai iš burnos vaikės. Gerai, ačiū tau. Gerai, toliau, kuo jūs vardu? Jokūbas. Prašom parodyti savo kuprinės turinį. Turiu vienaragį. Ir kam jis reikalingas? Kad nebijočiau naktį mėgoti. Bet tai mokyklai. Tu mėgi mokyklai? Jo. Supratau. Nu, toliau. Muilas. Nu, kam tau muilas? Kad nesmirdėčiau kada. Tai tu maudaisi mokyklai, kaip suprantu, ne? Jo, aš viską mokyklą darau. Aišku. Tarkam. Tarka mokykloj. Maistą tarkosim. Kur tu jį tarkuosi? Ir jos vietą užimsi. Nu, visiškai nėra vietų, kaip tu to gali kalbėti. Gerai, ačiū jums. Jūsų kuprinės turiniai buvo labai keisti, bet aš manau, kad jūs esat nusipelnę prizo. Apmoja. Aš štai nesuprantu, galim tėvai kuprinės padėlę? Tikrai, žinok, blogiau tikriausiai negalėjo būti. Na, bet ką dabar padarysi su jais? Kviečiame pirmą T, kurios pasirodymas, tikėkimės, nebus toks košmariškas, koks buvo kuprinių krovimas. Oho, koks aukštas jūlys šiandien. watch me nay nay. Okay. Now watch me whip. Watch me nay nay. Now watch me whip. Watch me nay nay. Okay. Now watch me whip. Watch me nay nay. Yeah, you do. Now watch me. Oh, watch me. Watch me. Oh, watch me. Watch me. Oh, watch me. Watch me. Oh, oh.
Klausimų turit, neturit, visiems viskas aišku. Tadai. Ką? Tadai, kodėl tu mėgi per mano pamokas? Atsakyk į mano klausimą. Kas sveria daugiau? Kilogramas plyta ar kilogramas plunksna? Tadai, nežinau. Kaip tu nežinai? Gustai, gal tu žinai? Aš žinau. Sakyk. Kilogramas plytų. Neteisingai. Tadai, koks yra lietuviškas žirafos ūgis? Mokytojau, Lietuvoje žirafų nėra. Kaip tai nėra? Tad, oi. Mane čia užkniso, aš einu į tualetą. Aš išmotkau. Gustai, sakyk. Ką? Koks yra lietuviškas žirafos ūgis? Gal 6 pėdos ir 7 soliais? Teisingai, Tadai, kaip tu nežinojai? O gal direktorė iškės? Direktorė! Ei, kas per šurmulys klasiai? Iš koridoriaus girdisi. Labą dieną, direktorė. Atsistokit, parodykit pagarbos direktoriai. Labą dieną. Labą dieną, galite atsisėsti, ačiū. Tu tai stovėk. Koks tavo vardas? Nu, Tadas, o ką? O Tadai, kur tavo uniforma? Nu, tai namie skambėsi. O tai savaitgalį negalėjai įsiskalbt? Tai dantų pastą apsitaškiau direktorė ir juk penktadienis galima. Ačiū, supratau. Gustai, kas tau čia buvo? Man Tadas sumušo ir sulaužė akinius. Ką? Tadai, staigiai mano kabinetą! Nu, davai. O tai man nieks nepadės. Na kągi, pats žinai, kad sutikime pasirašėjai, kad tu dėdėsi uniformą, bet nei kartą nemačiau šią savaitę. Tai turėsi pasirašyti pasiaiškinimą. Labą dieną, direktorė. Ką yra? Sveiki, sveiki. Jūsų sūnus Tadas visiškai nedėvi uniformos. Kaip supras? Šuštrų morkų biškį privalęs, ką? Dar pridėsiu, kad jūsų sūnus vien kuolais mokinasi. Kaip supras? Kiekvieną vakarą iki ašarų sėdim, studijuoja matematiką. Kaip ir viską supranta vaikinas. Nu, aš apie lietuvių šneku. Šiandien sužinojau, kad jūsų sūnus sumušė savo klasioką. Ką? Mūsų Tadas taip negalėtų padaryti. Gal jis tik taip apsigert norėjo? Na, apgailestauju, bet teks išmesti iš mokyklos. Ką? Tadai, a tau viskas gerai? Tadai, kelkis! Nu jo, koks keistas ir žiaurus buvo šis košmaras. Lyg grynas mokyklos košmaras. Negaliu patikėti. Ačiū dėmesį. Nejaugi jau baigėsi mūsų ta visai nevykusi vasarėlė. Taip, Ignai, baigėsi Katino dienos. Nu, bet palaukit. Reikia padainuoti. Nu, reikia gražiai pabaigti viską, ane? Pamenat, kai visi dainavom prie laužo. Pakartokim, prisiminsim, greitai praeis savaitę. Ateikit. Kiekvieno pulmo pasėdėjęs
O dabar kviečiame direktorę Mariną Stirbienę tarti sveikinamąjį žodį ir apdovanoti pirmokėlius. Sveika, viduniečių bendruomenė. Šitos dienos laukia labai antrokai, ypač laukia pirmokai, su baime, su įtampa. Ir štai šitą dieną atėjo, mėly pirmokai, netokia jau jinai buvo ir baisi. Ar taip? Šitas mūsų šėlsmas scenoje parodė mano pirmokams, kad vasara baigėsi, kad baigėsi linksmybės, kad baigėsi jūsų įspūdžiai, nerūpestingos dienos ir jūs turėjote labai gražius 2 mėnesius pabandymo tapti Vydūno gimnazijos mokiniais. Bet šiandien jau po visų jūsų gražių išbandymų, po visko, ką jums šiandien paruošė antrokai, aš noriu pasveikinti, kad jūs visi išlaikėte šitą išbandymą ir šiandien mes norime jums įteikti pažymėjimus, sertifikatus, kad jūs tapote teisėtais viduniečiais. Pirmos K klasės atstovą čia. Pirmos K klasės, nesvarbu, seniūnas ar kas ateis. Pirmos T klasės atstovą. Čia jums atstovėti. Pirmos E klasės atstovą. Čia savo klasį padaryti. Ir galiausiai pirmos G klasės atstovą. Tai perduokit visiems savo klasės draugams būtent šitos pažymėjimus. Linkime visiems tolimesnės kloties. Aišku, linkiu, kad greičiau ateitų vėl vasara, bet truputėlį teks palaukti. Ir visi kartu mes pasakom ačiū mūsų antrokams, kurie surengė šitą gražią dieną. Ačiū pirmokams už pasirodymus. Jūs esate dabar jau teisėti mūsų gimnazijos. Finalas jūsų parodė man, aš labai čia pergyvenau, kažkur turėjo būti hiperbolės koncertas, galvoju, spėsiu, nespėsiu, mano darbo grafikas toks užimtas, kad sunku ten patekti, bet aš jeigu nepateksiu, tai ačiū jums, aš jau šiandien patekau į tą jūsų finalinį koncertą. Ačiū direktoriai. Taigi, Vydūno krikštynos 2025 eina į pabaigą. Norime padėkoti darbų vadovėms. Audroniai Česnakevičienei, Daliukai Montydienei, Vilmorei Laukevičienei, Astai Aikeliai, taip pat esame labai dėkingi ir padėjusioms mokytojams Vilmai Zečieniai, Audronai Stasiulienei, Vilai Minkai, ir žinoma Loretai Mėliulytei. Norime padėkoti taip pat naujosioms pirmokų auklėtojams, kurios taip pat noriai sutiko bendradarbiauti. Tai yra Agnė Rupeikienė, Agnė Baičienė, Vira Kimonkienė
Taip pat garsiau paplokime mūsų naujosiams auklėtojams apie Magnę. Taip pat labai didelį ačiū siunčiame valytojai Aušrai, kuris su didžiulė šypsena mus stebėjo ir be galo daug mums padėjo. Taigi, norime padėkoti ir visiems susirinkusiems tėveliams, pirmokams, kurie nuo šiandien tapo mūsų gimnazijos nariais. Žinoma, mes norime pasveikinti ir direktorę. Prieikit.